organizuotas nacionalizmas tarp šalių veda ir prie karo, ir prie demokratijos nebuvimo. Tai mums turbūt labai tinkanti mintis šių dviejų tautų patirtis europinė, kad 21 amžiuje turėtume labai atsargiai ir atsakingai visi politikai kiekvienoje šalyje elgtis ir tausoti ir gerbti demokratinius pasiekimus ir nacionalizmui visose šalyse, tiek Lietuvoje, tiek ir Lenkijoje, sakyti ne. Toks kvailus rytojus, vienas parašas ir žemė, jau prarastas rojus, vienas pinigas auksinis ir nėra garbės, ir nėra gimtinės. Ar tai mums reikalinga, negi tai viskas pinga. Aš noriu turėti litą, mano širdis trims spalvom nudažyta. Tai naujas pavojus, naujų vardų ir vėliava nauja. Įartėja, taip įartėja, sako, pasakysiu jiems jūsų kalbą. Neleis, žūžtokiam rytojui, kur tavo žemės vardas prarastas rojų. Sveiki vyrai, ką čia darote? Šiandien yra gegužės 1 diena, tai yra lygiai prieš 10 metų už alaus butelius, papirkinėjimo atvejais ir panašiai, Lietuva buvo įjungta į Europos Sąjungą. Ir panašus tai įjungimas kaip ir į Sovietų Sąjungą, todėl mes minime 10 metų nelaisvės. Taip pat visa kita yra tik tai to pasekmės, tai yra žemės pardavinėjimas užsieniečiam, kuris šiandien įsigalioja, taip pat migracijos nekontroliuojama politika, žinoma, didžiulis socialinis atotrūkis tarp turtingojo elito ir eilinių piliečių. Neleis, jam čia kišti rankos savo šią žemę žemę.